Sveikučiai! Šiandien šiek tiek kitoks video, labai techninis, tiesiog keičiau kamadui tarpinę ir pagalvojau, gal kažkam bus naudinga. Pirmiausia, norint pakeisti tarpinę, aišku, reikia ją turėti. Na ir reikia dar kelių paprastų įrankių. Pirmas klausimas, ar reikia ją keisti apskritai. Tai mano tarpinė yra sukietėjusi tiesiog nuo dažno kepsninės naudojimo, užtykšta taip pat visokie riebalai, sultys, mėsos ir panašiai, ir tiesiog jinai jau nebeatlieka savo funkcijos. Tai pradžiai reikia pašalinti tiesiog seną tarpinę ir tam naudoju aštrų peilį. Geležtę tiesiog priglaudžiu prie puodo pačio ir labai lengvai nusipjauna. Tiesiog reikia stengtis neįpjauti pačios tarpinės, o pjauti per tą klijų siūlę. Na ir jeigu neskubėdami kruopščiai tai padarėt, tai praktiškai nelabai ten ką ir valyti reikia. Šiek tiek dar tų klijų būna likę, bet juos galima tiesiog paprastai nugremžti su tuo pačiu peiliu. Galima panaudoti taip pat švitrinį popierių, bet svarbiausia, kad nebūtų likę senų tarpinės likučių ir gabalų klijų, prie kurių tiesiog neprilips nauji klijai gerai. Šitam kamadukui keičiu tarpinę jau trečią kartą, tai maždaug kas pusantrų metų, kas 2 metus. Tai man ta procedūra atrodo gana paprasta. Tiesiog reikia šiek tiek kruopštumo ir pasistengti tiesiog padaryti tvarkingai viską, nuvalyti kraštus. Taip pat jeigu reikia, galima ir pašvitrinti, jeigu ten liko stambesnių likučių kažkokių. Ir kitas etapas yra svarbu sureguliuoti tarpą, nes nauja tarpinė bus storesnė. Man tokiu atveju labai tinka kažkokia knyga tinkamo storio, tai įdedu ją dar į maišiuką, kad neišsipurvintų, ir įdėjęs knygą tiesiog pareguliuoju tada jau aukštį. Ta galima padaryti, jeigu jūsų kepsninė turi reguliuojamą tokį vyrį, tai mano turi reguliuojamą į abi pusės, tai yra ir pirmin, ir atgal, ir aukštyn, ir žemyn. Tiesiog atlaisvinu 4 varžtus, kurie laiko tą dangtį, ir šiek tiek pasikelia tas dangtis aukščiau, padidinamas tarpas tiesiog. O jeigu jūsų kepsninė neturi tokio reguliavimo mechanizmo, tai nieko baisaus, tiesiog šitą etapą galima praleisti. O toliau viską priveržiu, kaip buvo, ir dar papildomai pasižiūriu, ar visi kiti varžtai nėra atsilaisvinę, nes nuo temperatūrų skirtumo, atšalimo ir įkaitimo ciklų tiesiog būna, kad atsilaisvina. Tai tiesiog reikia kiekvieną varžtą patikrinti. Na ir kai tarpas sureguliuotas, galima dėti naują tarpinę. Bet dar prieš tai galima ir nuriebalinti, kad geriau tiesiog tie klijai priliptų, bet aš naudoju nuriebalinimui spiritą. Nerekomenduočiau kažkokių cheminių valiklių, nes tiesiog tas kvapas po to ir liks kamade. O toliau jau galima klijuoti tarpinę. Tai komplekte yra dar papildomai tokie lipukai įvairūs. Tai vienas iš jų yra dvipusis toks lipukas, ant kurio būtent ir klijuojasi ta tarpinė galai. Ir tada yra pati tarpinė yra su klijais. Tiesiog yra juostelė, kurią galima nulupti ir iš karto klijuoti. Labai patogu. O kad būtų aišku, su kuo ten reikia suklijuoti, tai tiesiog pasižiūrėkite į seną tarpinę. Tai yra tokia vienpusė juosta, kuri yra skirta galų suklijavimui, ir tada yra dvipusė lipni juosta, kuri tiesiog skirta tam, kad priklijuoti šitą suklijavimo vietą prie pačios kepsninės. Tai nuo tos dvipusės juostos tiesiog vieną pusę pradžiai nulupam popieriuką, užklijuojam ir kai jau prilimpa, tada nulupam tą antrą pusę. Tada ant tų klijų dedam tiesiog juostelę su vienu galu ir po truputį tą popieriuką nulupinėjant, galima tą juostelę popieriaus po truputį ištraukti. Ir tiesiog nereikia tempti tos tarpinės, o tiesiog pamažu ją po gabaliuką priklijuoti ir vis atitraukiant po gabaliuką popieriaus juostelės. O priartėjus prie tos jau vietos, kur bus abu galai suklijuoti, reikia tiesiog nukirpti papildomai dar vieną galą, pasidaryti tokio ilgio, kad tiksliai būtų pagal išmatavimus, ir suklijuoti tuos abu galus tiesiog apsukant tą lipnią juostą, kurią prieš tai uždėjom. Tai nežinau, gal yra kažkoks gudresnis metodas, bet man šitas būdas veikia ir jau ne vieną tarpinę tai pakeičiau ir net nesivarginu ten naudoti dar tokių specialių juostelių, kurios yra skirtos galiukams aprišti, kad neišsiskirtų, ir man atrodo, kad tai puikiai veikia. Tiesa, jeigu kažkur netolygiai užsidėjo ta tarpinė arba vienur ten reikia patraukti kelis milimetrus į vieną ar į kitą pusę, tai tą galima puikiai padaryti. Tie klijai sukietėja po to, kai jau kepsninė įkaitinama. Tai galima tiesiog, jeigu kažkur blogai priklijuota, atitraukti, perkelti šiek tiek ir iš naujo padaryti. O čia tie galiukai, kurie sakiau, dar papildomai yra tokios juostelės, galima, kad viskas dar tvarkingiau būtų, tiesiog apvynioti juos ir tada klijuoti. Bet man veikia ir be to.
Į ką dar atkreipčiau dėmesį, tai tiesiog, kad geriau yra klijuoti ne vienoj vietoj, kad tie sudūrimai būtų viršutinės ir apatinės tarpinės, o šiek tiek būtų prasislinkę. Taip tiesiog nebus du sudūrimai vienoj vietoj ir bus geresnis kontaktas uždarius kepsninę. O toliau lygiai taip pat kaip ir apačią, lygiai taip pat priklijuoju viršų. Tai priklijuoju vieną galą su ta juostele tokia medžiaginė ir po truputį tą popieriuką atitraukdamas priklijuoju vis po gabaliuką tos tarpinės prie dangčio. Na, gal viršuje padaryti tai yra šiek tiek sudėtingiau negu apačioje, bet tikrai nėra labai sunku. Žodžiu, darom analogiškai viską kaip ir apačioj. Ir po to dar būtina patikrinti tiesiog, ar visur tie klijai prilipę, nes kol jie dar nėra iškaitinti, tai galima tą tarpinę ir šiek tiek paslinkti ir perklijuoti, bet jau paskui, kai įkaitinsit kepsninę, jau to negalėsit padaryti. Na ir kad jau keičiam tarpinę, tai dar yra proga irgi išvalyti termometrą. Tai tiesiog jį reikia išsukti ir jeigu jis yra smarkiau apsinešęs, tai tiesiog nugramdyti suodžius. Galima panaudoti taip pat ir švitrinį popierių, tiesiog kad būtų iki metalo nuvalytis. Švarus termometras tiesiog tiksliau rodo temperatūrą, greičiau įkaista, jautresnis yra ir tą tikrai verta padaryti laiks nuo laiko, ypač jeigu rūkinat kažką smarkiai. Dar viena vieta tai būtų sklendės išvalymas, bet aš kadangi valiau ją ne taip senai, tai šiandien to nedarysiu. Tai tiesiog jeigu reikia jau išvalyti, tai reikia naudoti metalinius tokius šepečius ir puikiai išsivalo. Arba galima netgi ją ir iškaitinti tiesiog aukštesniai temperatūroje, įdėti tiesiog į tą patį kamadą, į anglis ir išdeginti tos suodžius. Tai mano kamaduko spa baigtas, iškaitinu kepsninę, taip klijai tiesiog prilimpa ir viskas, kepsninę galima naudoti.